Sveiki, čia Vidas Pinkevičius. Ir šiandien aš norėjau Jums papasakoti apie tokius mažus nešiojamus vargonėlius, tokį renesanso ir viduramžių vargonėlių tipą, kurie vadinasi portatyviniai vargonai. Tai yra vargonėliai, maži nešiojami vargonėliai, net ir jų pavadinimas, aišku, kilo nuo žodžio portare, latiniškai tai reiškia nešioti. Ir tokius vargonėlius galima nešioti vienam žmogui, viena ranka, ant vienos rankos laikyti. Tokius vargonus galima pamatyti dažname viduramžių ir renesanso paveiksle, ypač kur vaizduojami angelai grojantis mažais portatyviniais vargonais, kartais Šventoji Cecilija. Tai buvo labai toks populiarus ir rūmų vargonų tipas, toks mažyčių instrumentų tipas, kur galima buvo groti ne tik bažnyčioje, bet ir rūmuose. Neatsitiktinai ir į Lietuvą portatyvas pirmiausia atkeliavo kaip dovana, karališka tokia dovana, kilminga dovana 1408 metais, kai didžiajam kunigaikščiui Vytautui, tiksliau jo žmonai, Onai, Kryžiuočių ordino didysis magistras Ulrichas von Jungingenas padovanojo būtent mažus portatyvinius vargonus, kaip dovana, kaip karališką dovaną tokią. Kartu su tokiu naujovišku instrumentu klavikordu, kuris tik buvo išrastas Europoje, vakarų Europoje. Na štai ir tokių instrumentų, portatyvinių instrumentų veikimo tipas yra labai paprastas. Iš tikrųjų, jie turi visas sudedamąsias vargonų dalis. Turi vamzdžius, turi klaviatūrą ir turi dumplės, 3 dalis. Ir žmogus gali laikyti instrumentą ant vienos rankos, pasidėjęs ant vienos rankos, galima sakyti, tą instrumentą, ir ta pačia ranka gali pumpuoti iš galo pritvirtintas dumplytes, mažytės dumplytes, tiesiog ranka pakelti ir jos pačios nusileis, vėl pakelti ir nusileis. Na vat. Ir yra klaviatūra. Klaviatūra grojama kita ranka, viena ranka. Ir ta klaviatūra nėra didelė, jinai nėra tokia didelė kaip pilna vargonų klaviatūra. Tarkim, 4 ar 5 oktavas užimanti, ne. Tai būtų 2, galbūt 2,5 oktavų apimties klaviatūra, tai ir vargonininkas galėdavo groti, žinoma, tik tais tą kitą ranką, dešinę ranką, nes kairė ranka tada vargonininkas pumpuoja dumplės, o dešinę, žinoma, jisai gali groti vieną ranką tuo instrumentu. Vieno balso melodijas dažniausiai, būtent viduramžių muzika, tokia šokių muzika labai buvo populiari. Tai aišku, portatyvas buvo tos srities lyderis. Na vat. Ir aišku, ko dar reikia vargonams? Vamzdžių. Tai vamzdžių pas portatyvą, žinoma, yra tik viena eilė. Tai yra kaip vieno registro instrumentas. Dažniausiai vamzdžiai būdavo metaliniai. Ir jie buvo įstatyti tokia iš eilės žemėjančia tvarka. Tai reiškia, taip kaip klavišai nuo žemiausio iki aukščiausio, taip ir vamzdžiai nuo žemiausio, nuo storiausio garso iki ploniausio garso, kitaip sakant, sustatyti. Ir tie vamzdeliai buvo mažiukai. Net ir didžiausias vamzdis nebuvo labai didelis. Tai reiškia, kad tas portatyvas skambėdavo gerokai ploniau negu kad normalus vargonų 8 pėdų registras. Ko gero, sakykime, vieną oktavą aukščiau, o gal net ir 2 oktavam aukščiau. Sunku pasakyti. Nes iš tikrųjų tokių instrumentų iš viduramžių išlikusių nėra iš viso. Yra tik tais brėžinių, piešinių, tapybos darbų. Tai vat mokslininkai pabandė atkurti. Ir aišku, dabar gana populiaru net ir savo jėgomis pasistatyti tokį instrumentą, kuriam reikia iš tikrųjų tiek nedaug, tik tais klaviatūros, vamzdžių eilės ir dumplyčių, mažų dumplyčių. Tai vat tokia muzika
buvo rašoma į portatyvais viduramžių laikotarpiu, ankstyvo renesanso laikotarpiu. Net buvo vargonininkai tokie, kurie ypatingai grodavo portatyvais. Tai visų pirma paminėsiu du vargonininkus. Vienas buvo Konradas Paumanas iš 15 amžiaus vidurio. Tai čia tas laikotarpis kaip Žalgirio mūšis iš tikrųjų, kai Vytautas didysis valdė. Tai Konradas Paumanas galbūt buvo tų kryžiuočių laikų žmogus, nes jis buvo iš Vokietijos, iš Nürnbergo miesto. Ir įdomu tai, kad jis grodavo būtent tokių portatyviniais vargonais. Na, vat. Ir jis parašė tokį labai svarbų traktatą, kaip groti, kaip improvizuoti, kaip kurti vargonais. Tai vienas iš pirmųjų tokių traktatų. Ir dabar kitas kompozitorius buvo Landinis, Francesco Landinis, italų kompozitorius iš 14 amžiaus. Ir kaip ir Paumanas, jisai improvizuodavo būtent mažais portatyviniais vargonais, kurie Italijoje vadinosi organetto. Tokie patys instrumentai, tik pavadinimas itališkas. Organetto. Kaip, sakykime, vargonėliai lietuviškai galėtų būti įvardinami. Ir paskutinis faktas apie Paumaną ir Landinį yra tas, kad jie abu buvo akli kompozitoriai, įsivaizduokit, grodavo nematydami nieko nežiūrėdami. Tai vat jie buvo akli ir įėjo į istoriją kaip puikus improvizatoriai, kompozitoriai ir vargonininkai. Tai tokia buvo portatyvo atsiradimo istorija. Ir į Lietuvą, kaip supratote, atkeliavo pirmiausia nedideli vargonai, o portatyvas dėl tos kryžiuočių ordino magistro dovanos, o paskui pradėjo plėstis ir didėti. Na štai tiek šiandien įdomybių iš vargonų istorijos ir susitiksim kitą kartą. Iki.